Labas iš ryto. Biškį parodys Paulius varėja virtuvę. O, žiūri, fain, vakar nemačiau. Galima kavos, arbatos pasidaryti, tostų, mikrobangę. Visos lėkštės, visi įrankiai, stiklinės, galima va šaldytuvas ateiti ir naudotis. O geriausias virtuvės dalykas. Byra moret. Perūnė. Nieko, reikės paskutinį vakarą ateiti. O ką, dabar keliaujam į miestą link stoties ir važiuosim į Florenciją. O, kiek pinigėlių iš viso pasaulio šalių. Paspaudi ir duris atsidaro. Oi, kaip aš pasiilgsiu šito vaizdo. Visas bokštas, tik išėjus. Šiandien energijos daugiau, visai neblogai išmiegojau. Kaimynai vėl visi nauji. Šiaip įdomiai, blemba, tam hostel visai nėra tikrai blogai. Pirmą kelionę, kai jame apsistojau ir spėjau gal net ne paskutinę. Tik tiek, kad visi su savais reikalais, kas anksti pradeda ruoštis atgal skrydžiui, kam skambutis, kam kas, tai biški toks neramus miegas, bet šiandien visai neblogai pamiegojau. Taip, kad jau faina, pliusus pažįsti. Žmonės iš viso pasaulio, kas iš Amerikos, kas iš Nyderlandų, iš Anglijos, aš va iš Lietuvos, toks puslietuvis, lietuvis gyvenantis ne Lietuvoje, o žiūrėkt, faina. Pati gražiausia vieta. Param, param. Faina pirmoji dienos pusė, nes nėra daug žmonių. Vakar, kai jau pro šalį, tai buvo bele kiek minios ir daug su visokioms savo pozom. Turbūt geriausias skutas, penkiai. Turbūt geriausias skutas, kavos puodeliai toj pizui. Na ką, atsigeriau kavos vienoje gražiausių pasaulio vietai. Ar gali būti geriau? Žiauriai kavos skani. Nu viskas. Nežinau, myliu gyvenimą. Ką, pabiški judu link stoties. Ir pirksiu bilietuką, atsisėsiu traukinuką. Ir tada tiesiu taikymu į Florenciją. Ciao! Ai, ir tas man buongiorno. Esu jau prie stoties, nusipirkęs bilietus. Nusipirkau iškart pirmyn atgal į Florenciją, sumokėjau 18 eurų su trupučiuku. Kaina nieka nesiskiria ir gali sėsti traukinį, kurį nori. Tai jokio skirtumo, jeigu būčiau ten vietoj pirkęs atskirai ar dabar. Tai geriau iš karto dabar, nereikės ten ieškoti kur ir stovėti eilėj be reikalo. Turiu 20 minučių pačilinti ir judėsiu. Prispyrė reikalas, ieškau tualeto, pagal rodyklės einu, bet patekau į dviračių rojų. Pasirodo, jie dviračiais florenciečiai mėgsta važinėti, bet pašikt nelabai. Lyg tai kažką radau. Kaip ir žadėta, Florencija pastiko su lietučiu, bet neturėtų ilgai lyt, turėtų vėliau nustoti, o šiaip tai žiauriai šilta, labai šilta, 25 laipsniai, spalio pradžia su šortais ir maikutė.
dar rytoj, o poryt atgal į UK, į rudenį. Muziejų šiandien nešturmuosiu, pasilieku paprasčiausiai pasivaikščioti po miestą, apžiūrėti lankytinas vietas, nes turiu tik tais vieną dieną, o žmonių tikrai nemažai ir paprasčiausiai nenusteikia šiandien eilėse stovėti. Atvažiuosiu kitą kartą ir lietus pradėjo lyti stipriau, ieškau pastogės. Iki. Adesso il Tosca lo so che è preoccupante. Io sto per dire, io vedo il caldo tutto l'anno, però secondo me a livello ambientale è molto preoccupante. Va bene perché i nostri piatti ci sono già i pappagallini a Roma. Tai ką, draugužiai, atėjau iki Rožių kiemelio, biškį nuo minios pailsėti. Nemokamą lankytiną vietą. Žiūri, faina, šilta, lietus nustojo lyti. Relaksas. Buvau prie Ponte Večio tilto žymėjo, ant kurio yra daug parduotuvių mažų padaryta. Žmonių tai 1 milijonas, sezono metu aš neįsivaizduoju, kas čia darosi. Jeigu dabar spalio darysit kiek. Ir iš tikrųjų faina. Dabar taip gaivu, pasėdėsiu biškį. Eisiu ieškoti kokį sumuštinį praryti, nes jau kaip ir laikas būtų. Tai vat. Buongiorno. Bet vaizdas vertas milijono. Apie Florenciją. Tai yra kultūros, meno, mados lopšys. Tikrai sugrįšiu gal vėliau, mėnesį 2 žiemą aplankyti žymiausius muziejus, kas man tikrai įdomu yra. O galerijas, o visų, ne visų, bet daugumos žymiausių menininkų darbai. Taip, kad man tikrai bus įdomu. O šiandien Dovydo skulptūros ir Veneros gimimo neįsim žiūrėti. Palieku kitam kartai, pažiūrėsim reprodukcijas Kopijos gatvėse, jų daug. Ką galiu pasakyti, mažapimpis užvaldęs Florenciją, ant kiekvieno kampo pamatysi. Taigi, mažapimpiai populiarūs. Kopti sunku, kalną nelengva, bet pažiūrėkit kokie vaizdai. Bazilika aplankyta, nuo kalno į Florenciją pasigrožėta, grįšiu atgal į centrą.
Nes iš tikrųjų pirmą minėjau, kad valgyti noriu, bet taip ir nepavalgiau. Taigi, o alkanas tonas tai žvėris ir jėgų trūksta. Michelangelo Dovydas, Mažapintas, Florencija, ką tik nutupė balandis. Bet blemba. Kaip negerai, kad tais laikais nebūdavo jokių programėlių, Photoshopo, nieko. Kaip matė, taip nulipdė Michelangelas. Bent jau kai darė reprodukciją, kopiją, galėjo delipdyti biškį. Michelangelo aikštė. Pamačiau, kad eina procesija, tai ir aš prisijungiau, biškį sudalyvavau. Tai va, biškį pailsėjau, atsisėdau, suvalgiau lazaniją. Buvo labai skanu, belysimo. Ir einu dar prie pagrindinės katedros pasivaikščioti. Luomo. Ir nežinau, dar kažkiek gatvelėm pašlaužus. Būtų gerai iššauti dar kapučino ir judėti link stoties po biškį. Kelionė jau persivertė į antrą pusę, dar rytoj
vieną dieną aplankyti pačią Pizą ir viskas, ir antradienį namučiu. Va, štai toks gražus vakaras pasitiko Pizoje. Ir praeidamas nusipirkau indelį gelato. Apšilimui prieš Pizą. Hello. Hello. Prašiau populiariausią picą. Gavau picą su bulvytėm. Vakar tai buvo iš tikrųjų nuostabiau, šiandien žiūrėsim. Tai ką, panašu į tai, kad aš šiandien apartamentuose karaliauju, miegosiu ramiai, jeigu niekas nebeatvažiuos. Galiu rinktis lovą, kokią noriu. Lova numeris 1, numeris 2, numeris 3, numeris 4 mano apartamentai. Šiandien žinutės jokios nėra. Lovą pasiklojau. Suvalgiau picikę, buvo visai nebloga, bet ne tokia stulbinanti kaip vakar. O aš vakar valgiau buvo margaritą su peperoni. Viską surašysiu smulkiai adresą, būtinai aplankykite, jeigu kas būsit Pizoj. Gera kaina, labai skanu, dirba vaikinukas iš Estijos. Labai faina buvo, pristatė visiems kaip kaimynus, su lietuviais draugiškai sutarė. Ir aplamai labai daug žmonių, tiek italų ar tų pačių anglų iš Anglijos, mokai pasisveikinti lietuviškai, pasakyti ačiū, žiauriai faina. Taip, kad lietuviai ne visur palieka blogą įspūdį, bet daug ir gerų atsiliepimų, žiauriai faina. O ką daugiau, nežinau, žiauriai daug įspūdžių. Viską surašysiu smulkiai YouTube'as paskyroj. Gal kas pasinaudosit, sugalvosit atvažiuoti, pakeliauti.